1996 metai tai yra tie metai, kada iš tikrųjų teko daug ieškoti istorinių įvykių ir istorinio mūšių, kurie yra surišti su 1812 metais. Ir tai mūšiai būtų ne kažkokie atskiri susidūrimai, o stambios kautynės. Ir žinoma, iš patyrinėjus pasirodė vienintelė vieta, tai yra Deltuvos mūšis arba vadinamas Ukmergės arba Vilkmergės mūšiu. 1997 metais Kauno karo istorijos klubas prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus įgyvendino savo svajonę ir pakartojo dar kartą renginį skirtą 1812 metų prancūzų kariuomenės persikėlimą per Nemuną ir tai naujas buvo renginys parodyti inscenizaciją Deltuvos kautynių. – 1812 metų, birželio 24 diena, Prancūzijos kariuomenė su imperatoriumi Napoleonu I persikėlė per Nemuną ir savaime aišku persikėlė ir antrasis prancūzų korpusas pėstininkų, vadovaujamas Nikolė Udino. Maršalo Udino korpusas pajudėjo link Šėtos. Pajėgos buvo gan nemažos, praktiškai apie 40 000 vyrų. O maršalo Udino korpuse buvo, svarbiausia tai, kad buvo jame įvairių tautybių, be prancūzų. Buvo ir šveicarų, buvo kroatų, buvo portugalų. Taip, kad Aukštaitija žemė matė įvairių tautybių. Skubėjimas maršalo Udino buvo tai, kad kuo greičiau užtverti kelią Petro Wittgensteino korpusai. Tai Wittgensteinas suprato, kad jis gali bet kurio momentu papulti į apsupimą ir jis nedelsdamas, net nelaukdamas Šėtoje, birželio 27 dieną jį tą miestelį paliko ir pajudėjo link Ukmergės. Tačiau jis jautė, kad atsitraukti sėkmingai su visų korpusu jam nepasiseks, nes jisai savo jėgose turėjo apie 21 000 karių, tai žinoma buvo mažiau, nuo artilerijos praktiškai buvo apie 100 vamzdžių vienam ir kitam korpuse. Wittgensteinas vis dėlto davė įsakymą trauktis, o pridengti ariergardui paskyrė generolą Kulniovą, kuris praktiškai turėjo 3000 karių, 6 artilerijos pabūklų, žinoma, tarp jų buvo ir kavalerija. Maršalas Udino irgi taip pat pasižiūrėjęs, kad praktiškai su visų korpusu nėra įmanoma persekioti, reikia dar kitas jėgas panaudoti ir netikėtom situacijom, todėl buvo pasidarytas ariergardas, kuriam sudarė praktiškai apie kažkur tai 11 000 karių ir su 21 pabūklu. Birželio 28-6 valandą ryte ties Milaščiūnais įvyko pirmas susidūrimas tarp rusų kavalerijos ir prancūzų pėstininko. Ir štai priartėjo prie pačios Deltuvos. Pradžioje prieš pačią Deltuvą buvo išrikiuoti 3 rusų artilerijos pabūklai ir jie laukė, matosi, kada visiškai netikėtai su žvalgais pasirodė ir pats maršalas Udino su karininkais ir tada buvo atidengta ugnis ir gavosi taip, kad sviedinys sprogo šalia maršalo ir žinoma, jisai nebuvo sužeistas, tačiau ir šalia stovėjusio karininko ir pačio maršalo žirgai buvo sunkiai sužaloti, teko jų atsisakyti. Apie vidudienį prancūzų jėgos vėl pajudėjo ir rusų daliniai pasitraukė iš pačios Deltuvos, tačiau pats mūšis, kaip ir turėjo būti, įvyko tarp senųjų kapinių, Stanislavo dvaro ir kryptis nuo Šėtos pusės. Pačia kaip tik ir susidūrė keli rusų dragūnų pulkai su prancūzų pajėgomis. Prancūzų pagrindinės pajėgos negalėjo persekioti ariergardo ir pačio korpuso. Taip, kad generolas Kulniovas, kuriam buvo pavesta atlaikyti puolimą maršalo Udino, irgi taip pat su savo uždaviniu susitvarkė, nes jis vadovavo ariergardui. Šiuose kautynėse praktiškai reikėtų pasakyti, generolas Kulniovas sugebėjo laimėti savo. Kuria prasme? Tai, kad jisai sugebėjo įvykdyti uždavinį, atlaikyti manevriniais šito susidūrimai prancūzų puolimą ir tokiu būdu padėti pagrindiniam korpuso jėgom sėkmingai persikelti per Šventąją,
paliko pati Ukmergės miestą ir ganėtinai sėkmingai jis išvedė ir ariergardą iš pačio mūšio, nes prieš matydamas, kad prie pat Ukmergės gali būti vėl kautynės, jisai nelaukdamas, kol prancūzai pradės atakuoti, Kulniovas dar kartą atakavo paskutinį kartą ir prancūzai buvo sulaikyti. Nu, o visomoje, jeigu mes kalbėtume apie Deltuvos kautynės, tai jos yra įdomios Lietuvai, todėl, kad tai yra pagrindinės tokios kautynės stambiausias. O iš kitos pusės jos yra įdomios tai, kaip, sakykime, avangardinės kautynės iš prancūzų pusės, nes šiaip pagrindinių jėgų taip ir nepasisekė rusų kariuomenės sutikti. Vienaip ar kitaip, Deltuvos, arba kaip prancūzai labai mėgsta sakyti, Vilkmergės arba Vilkaneruso mūšis, jis įėjo savotiškai istoriją ir galima rasti ne tik tai Lietuvos, bet taip pat ir Prancūzijos, Vokietijos vadovėliuose, Lenkijos vadovėliuose. Apie tai aprašomas, nes tai buvo pirmas vis dėlto mūšis Napoleono kariuomenės, atitrūkus nuo Nemuno, nuo pasienio zonos. Tačiau, žinoma, to, ko jisai norėjo, kad tai įvyktų generalinės kautynės, taip jis jo Lietuvoje ir negavo.